Sveiki, gyvi, aš Agnė Juškėnaitė ir šiandien smalsuoliai sužinosime, kaipgi yra atliekama lazerinė akių korekcija. Nėra ten jau viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Lazeris bac į akį ir viskas. Nors operacija iš tikrųjų trunka 5 minutės ir visiškai nekelia skausmo, apie viską nuo pradžių. Taigi šitie akiniai mano gyvenime atsirado ne veltui, prieš operaciją buvau informuota, jog tikrai negalėsiu žiūrėti į ryškią šviesą dar ilgą laiką. Šiandien po 5 savaičių galiu žiūrėti studijinę lempą, bet negaliu žiūrėti 5 valandos saulę. Kad ir kokie jūs būtumėt gražus, jūs man trukdot filmuotis. Mano regėjimas šiaip jau niekada nebuvo labai prastas. -1, -1,5, žodžiu, tikrai minimumas palyginus su tuo, su kuo kartais gyvena kiti žmonės. Tačiau, kaip aš sužinojau ganėtinai neseniai, akiniai man nelabai padėdavo matyti. Kažkas ten susijusio su tuo regos centru ar kažkuo, aš gerai nežinau. Esmė tame, kad užsidėjus akinius aš vis tiek nematydavau taip gerai, kaip turėčiau. Ką tai reiškia, pavyzdžiui, vairuojant, aš nematydavau kelio ženklų taip anksti, kaip turėčiau. Žmogui stovint už 2 metrų, aš jau nebematydavau jo veido bruožų. Na ir mano mėgstamiausias, niekada nesuprasdavau, kada laikas siurbti namus, nes ant žemės niekada nematau purvo. Deja, ilgiausius metus aš buvau šventai įsitikinusi, jog tokio mažo minuso kaip mano niekas netaiso. Kažkada turbūt taip ir buvo, bet gerėjant technologijoms atsirado naujų būdų taisyti akis. Ir taip, apsilankiusi klinikoje pagal rekomendaciją, sužinojau, kad viskas yra įmanoma ir ar nori po savaitės ar po 2 operuoti savo akis. Na ir tada atėjo operacijos diena. Čia ir bus ta įdomiausia vieta, jeigu galvojat galbūt tokią operaciją pasidaryti. Tačiau privalau priminti, kad tai yra labai individualus reikalas ir kiek aš kalbėjau su tą pačią operaciją pasidariusiais draugais, visiems viskas buvo šiek tiek kitaip negu man. Na, bet esmės tai nekeičia, ar ne? Atvykus į kliniką man sulašina įvairių skysčių į akis, kurie kažkokiu būdu palengvins man gyvenimą, uždeda juokingą vonios kepuraitę ir paguldo ant operacinio stalo. Pirmas dalykas, ką aš sužinojau atsigulus ant operacinio stalo, egzistuoja žalia lemputė, aš turiu ją žiūrėti, jeigu ją nežiūrėsiu, mano akis sprogs. Niekas man nieko panašaus nepasakė, bet aš tikrai panašiai jaučiausi. Antras dalykas, man į akis yra sulašinama dar kažkokiu lašiuku ir visos lemputės, visos formos ir bet kas egzistavo mano regėjimo lauke, išsiplauna į vieną didelę, visiškai neaiškę erdvę. Turiu pripažinti, kad šito momentu šiek tiek sunerimau, bet tik dėl to, kad buvo labai sunku žiūrėti tą žalią lemputę. Na, o trečias dalykas buvo mano mėgstamiausia dalis. Gydytojas kažką įkiša į tavo akies kraštą. Paskrebena vieną kampą, kitą kampą, viršų, apačią, kažkas tokio. Ir tu matai, kaip jis po truputį su kažkokiu įrankiu nuvinioja tavo akies epitelį tau nuo akies obolio. I am not kidding you, girl. Ta prasme, aš mačiau savo akies epitelį nusirutuliojant į ruloną ir... Ir būtent tuo momentu aš suvokiau, jog taip, aš matau visą savo operaciją ir žinot ką, neturiu galimybės nematyti, nes aš turiu būti atsimerkus, nes mano akį operuoja. Žodžiu, gydytojas nuima akies epitelį, vieną kitą ten dar veiksmą padaro ir kažkurio metu pasako, dabar jūs tik nejudėkite. Aš iki šio momento sėdžiu absoliučiai religiškai, galvoje kartodama tik žiūrėk į žalią lemputę, žiūrėk į žalią lemputę, žiūrėk į žalią. Nes na, jeigu aš galvočiau bet ką kitą, mano akis greičiausiai nejučiom šokinėtų į šonus, o mes to nenorim. Taigi iškart po šitos daktaro frazės pasijunta deginimo kvapas, kai kurie mano draugai vadino jį deginamos kiaulės odos kvapu, man nieko panašaus tai nepriminė, tai buvo tiesiog, na, akies degėsis. Ir iš karto po to gydytojas uždeda kažką panašaus į akies lęšiuką ir pasako, jog operacija baigta. Aišku, mano atveju lygiai tas pats turėjo įvykti ir su antra akimi, tad operacija užtruko 2 ilgiau, visas 5 minutės. Po viso šito jūs tiesiog užsidedat akinius nuo saulės ir išeinat iš šviesų į pasaulį, kuris jau yra šiek tiek ryškesnis. Bet to ilgai nesidžiaugiat, nes jau kitą dieną pasidaro daug blogiau. Čia yra visai įdomu, nes tas gydymo procesas visiems mano kalbintiems draugams buvo ganėtinai kitoks. Vieni jau 2-3 dieną su akiniais nuo saulės galėjo sėdėti balkone ir nebijojo saulės. Aš 2-3 dieną net su akiniais nuo saulės negalėjau atsimerkti, jeigu kažkur kambaryje buvo kažkokia šviesa. Kitiems gan stipriai skaudėdavo akį, būdavo toks jausmas, lyg pagaliukas būtų viduje ir tu jo negali išimti. Man irgi buvo labai panašiai, bet drįstu sakyti, kad tai toli gražu nėra blogiausias jausmas. Taip, atrodo, kad blakstiena yra įkritusi į akį, taip, kiekvienas iki mirksintų ją jauti, bet... Tavo akyje ką tik buvo atliktas pjūvis. Ko mes dar tikimės? Stebėtinai užknisantis dalykas, kuris kankino tik mane vieną, nes apėrentlė aš su tuo nesugebėjau susitvarkyti, buvo tai, kaip labai ašarojo akys. Pirmą dieną aš neatsimerkiau ne dėl to, kad nenorėjau, o dėl to, kad mano akys buvo tiek užašaroję, jog atsimerkus aš negalėdavau išbūti atsimerkus, nes tiesiog būdavo per daug skysčio. O kažkaip prisiliesti, nušluostyti negali. Žodžiu, problemos kaip ir nebuvo, bet aš ją sukūriau čia visai nemažą. Viskas baigėsi tuo, kad antrą dieną aš pradėjau nuo akies kampučio pakelimo, ašarų išleidimo pro kraštą ir tada po truputį atsargaus bandymo atsimerkti. Negalit sakyti, pretty genius, sukūriau sprendimą problemai, kurią irgi sukūriau pati. Bet turiu pasakyti, kad būtent ta 1-2 dienos ir yra kažkas, kas iš tiesų galbūt šiek tiek vargina, po to ima jaustis labai staigus gerėjimas. Sakyčiau, netgi kartą per pusdienį būna toks, geriau matau.
O paskui viskas vis ramiau ir ramiau ir ramiau. Nepamirškit, kad kaip po bet kurios operacijos turit išsimti siūlus, šituo atveju jūs irgi turit grįžti pas gydytoją išsimti tų apsauginių lęšiukų. Juos išėmus, jūsų akis vėl pradeda skaudėti taip, lyg juose būtų pagalys, bet šitas trunka kelias valandas, ačiū Dievui, nes jau būčiau ėjus kariaut. Na ir mano atveju buvo atliktas toks operacijos tipas, kuris gyja tiesiog ilgiau. Mano atveju reikia 6 savaičių, kad atsistatytų akis ir kažkur gal pusės metų, kad galutinai ten tie visi nervai sustvarkytų. Kaip bebūtų, šiandien aš matau lapus ant medžių. Ir esu pirmoji, kuri namuose pastebi, jog ant laiptų yra šunų plaukų. Vienintelis milžiniškas šitos operacijos minusas yra tai, kad aš visą gyvenimą gyvenau su akiniais. Ir dabar nebežinau, kaip be jų gyventi. Akiniai man buvo rėmas, po kuriuo aš pasislėpdavau savo veidą. Jeigu jausdavausi negraži, užsidėdavau akinius. Jeigu mane erzindavo plaukai, aš pasikeldavau ant jų akinius. O dabar be akinių esu priversta matyti, kokio dydžio yra mano pavargę paakiai. Beje, pirmas kartas, kai supratau, kad pradėjau geriau matyti, buvo sėdint tualete priešais veidrodį, kuriame iki tol aš niekada nemačiau savo akių. Dabar aš matau savo žvilgsnį ir jisai žiūri mane atgal. Lygiai taip pat patyriau šoką, kai po kokios 1,5 savaitės pradėjau matyti absoliučiai visus smulkius užrašus televizoriaus ekrane. Ir ne tik nuo sofos, kur anksčiau jų nematydavau, bet ir iš viso kambario galo. Žodžiu, jeigu svarsto darytis tokią operaciją, tikrai yra pliusų, tikrai yra minusų. Mano nuomonė, gal biški daugiau pliusų. Jeigu ir jūs darėtės panašią operaciją, galit pasidalinti, kaip jums sekėsi komentaruose. Na, o jeigu galvojate tokią darytis, tikiuosi labai neišgąsdinau arba išgąsdinau, iš tikrųjų koks mano reikalas, tiesiog tikiuosi, kad patenkinau jūsų smalsumą. Daugiau mano video turinio rasti Contribui platformoje, nuoroda yra aprašyme. Aš Agnė Juškėnaitė ir iki kito karto.